Va atėjau kapines noriu padaryti. Kaip Italijoje laidojami žmonės, kokias kapines. Vis tiek bus įdomu, kam pažiūrėti, nes man pačiam įdomu. Kaip yra laidojami žmonės, va, parodysiu visiems. Nes nuo to nebūsim niekas apsaugoti, tai reikia pasižiūrėti. Kaip švaru, kaip gražu. Šiandien ekskursija, važiuojam po visur. Tai aš jau buvau matęs. Va čia taip Italijos kapinės. Aš ramybės jiem nedrumščiu. Tik tais grožimės. Švaru visur, pasaka. Čia vyksta už tų kapinių blusų turgus. Nu, aišku, ne kapinėse, už kapinių. Va taip brangu, kiek esu girdėjęs, kad brangu, bet va ir gražu, švaru visur. O čia visą karstą dedama, tai ir užbetonuoji, taip išeitų. Va, įdeda karstą, taip mes spėjam, nes čia dydis tai toks pat išeina, kaip karstą visą cielą įdėtų. Su cigaretė vaikštau, turbūt nesupyks. Čia tuščia vieta, reiškias, bus kažkas vėliau. Čia į žemę nededa, čia jau tų labai turtingų. Aš kaip per mapą pamačiau, pirmą kartą galvojau, kad kolektyviniai sodai. Pasižiūrim, kad ne sodai. Va, kiek gėlių. Va, kaip čia gražiai padaryta. Čia gali žymybių kokių, sakyčiau. Labai gražiai. Turtuolių kapinės. Jo, čia su visais karstais deda į vidų, nes yra tuščių vietų. Laidoj labai mačiau įdomiai. Pirmiausia važiuoja mašina su vainikais. Taip įdomiai, paskui atvira mašina važiuoja su karstais, su karstu. Va, čia reiškia jau paruošta, dės karstus, taip suprantu, paskui užsimūryje.
uždeda tos antkapius, kaip čia pasakyti. Šluotyti padėta. Va, viduj, kiek suprantu, 3 šeimos kapas. Va, čia jau, čia taip. A, čia kaip tik karsta ilgis. Jo, iš tos pusės ir iš kitos pusės karsta ilgis. Nežinau, kamera gerima, čia 2 matau. Nu, reikia pažiūrėti, įdomu. Man, pavyzdžiui, įdomu. Kitam turėtų būti irgi įdomu. Švarus miestelis toks, faina, va taip, nei vanduo apsėmė, niekas, sausai. Aišku, kai numirsim, kažkai ar bus įdomu kaip, bet dabar nesinori parodyti šilutėje apsemtas kapinės, vandenį viskas, į šulinį subėga, paskui geria žmonės vandenį, nuslūga turi šulinis išpumpuoti. O tokį vandenį gerti jau tikrai. Va, kaip padaryta, yra atvira, gali įeiti. Irgi po 3. 3 visur, va, gėlės, gyvas ir negyvas. Va, čia yra 4 vietas tuščias, matau. Va, kaip čia buvęs kažkoks baikeristas turbūt. Andrė Milizė. Va, čia vėliakus. Kameras greit nesuku. Čia irgi matau 2, apačioj 3 tuščias dar. Va, vaikšta moterytė. Gal neužpyks, kas su kamera vaikščioja. Neįsivaizduoju, kokią didumą čia. Čia va jau ruošia naują, matomai senus gal panaikina, gal nugriuva. Nieka nebelika irgi matyti, kaip žemės brangės. Labai, va, vis stata naujus. 4 ir dar šonų, va. Čia jau gal tie skaitosi ne viena, ne šeimos vienos. Šiaip jeigu ką, jeigu nieks nežinojot, aš apšviesiu. Italai visoje planetoje ilgiausiai gyvenantys žmonės. Tai va ir matau vien iš nuotraukų, beveik visi seni tokie, vienas kitas biški jaunesnis palaidots. Ir dar aišku, nuotraukos gal jaunesnė žmogaus deda, nededa to jau. Va, kur pažiūrėsi, visi tokie nesilgamžiai. Todėl, kad jie raudoną vyną geria. Dieną, naktį visur raudonas vynas. Sveiką maistą propaguoja. Labai maistas sveikas pas juos. Labai žiūri kokybę. Labai svarbu maisto kokybė. Makaronai, sako vieni, ne makaronai, labai nedaug tų makaronų. Va, kaip gražu viduj. Durelės dar ten įeit kažkur, jau čia kai sekcijas padarytas. Iš anos pusės einu. Čia jau kažkoks familija.
Ai, čia ne durelės, čia per langą matosi. Čia jau kažkokia labai turtinga familija buvo. Matomai. Vasario šiandien 5. Va čia koksai irgi jau padarytas gražiai, įdomiai. Yra ir senų tokių va. Gal visi išmirė, gal nėra kam prižiūrėti. Duris praviras. Kaip koplyčias pas mūsų. Grynai va. Kaip švaru viduj. Labai gražu. Marmuras, visur marmuras. 2 viršui palaidoti, 2 apačioj dar tušti. Tie medžiai kaip gražiai apipjaustyti. Va čia kaip gražu. Nu, manau, bus įdomu jums pažiūrėti. Aš parodau viską. Kas man įdomu, ką norėčiau matyti, tą parodau. Va ten blusų turgus būna. Ištisą parą. Dabar, va ten kaip gražiai paeisim, ten dar. Ištisą parą jis čia būna, tas blusų turgus per naktį veikia. Bet dabar žiemos metu jisai nelabai veikia. O vasarą tai ištisą parą čia. Čia labai daug lietuvių gyvena. Čia didžiulė teritorija. Vartai atidaryti, tai išlindau. Einam ten kolumbariumus pažiūrėti. Čia jau labiau suspausta. Va, gyvų gėlių pilna. Reiškia, ateina laista, čia jau jaunas, matau. Jaunas pacaniuks kažkoks, gal dainininkas, muzikants. Taurės pasiekimą. Kažką pasiekė, va, kaip gražiai. Nei durų nėra, nieka, lemputį dega. 2 irgi, 2 užimti, 2 tušti. Labai gražu. Iš tikrųjų tai labai gražu, labai faina. Čia jau tokie jo, va čia vėl kaip kažkoks jaunas, čia gal kokie tai muzikantai. O gal vagis. Kas čia žino, kas čia buvo. Va čia jau didžiuliai kolumbariumai. Kolumbariumai, nežinau kaip ištarti. Nu va, matot, kaip švaru, kaip gražu. Vaikštai kaip po miestą. Lemputės deg. O taip va, prabėgsiu biškį. O čia tuščia dar. Laistytuvai. O čia gražiai. Aha, čia nedegina jų šitų. Čia jau su karstais laidai. Nu va, visi tokie jo, matau, seni. Visi labai mažai, kad būtų jaunas. Visi nenorisi taip kažkaip sustoti rodyti nuotrauką. Va čia buvus matyti jaunystėje moteris, čia va jau nugyvenusi gyvenimą. Suvaidina vaidmenį. Nes mes visi vaidinam. Kiekvieną rytą atsikeliam ir vaidinam vaidmenį. Gyvenimą.
Va, yra daug vietos. Daug tuščių yra. Kaip gražiai. Čia koks akmuo gražus. Siaubas koks gražus akmuo. Labai gražus akmuo. Marmurą labai mėgsta. Čia kiekvienam name beveik visur marmuro laiptai. Va, kepurytė padėta. Čia matyto va, joja kepuriuks. Ramputė švietė, įsivaizduoju vakare, kaip čia gražiai. Nu, ką radot? Kur? Nelabai užuodžiu, kažką lyg tai dabar biškį užuodžiu. Aha. Va, čia net nerodysiu, va, palaidotojai per apačią sunkius įskystis. Da, kad ir užmūryta, bet apačioj neužmūryta. Matyt, labai stipriai užmūryje, čia tas kvapas neina sandariai. Šiek tiek jaučiasi. O, čia kad pridėta, pažiūrėk. Siaubas, čia ką prikrauta. A, jo čia va, matosi kažkoks buvęs. Va. Futbolininkas kažkoks. Nu jo, kvapas jaučiasi, toks kaip ateini jaučiasi. Kur neseniai palaidotas. Jo, va, 2016, tai jau 16 jau seniai. Einam pro tą, ai čia neini išeiti. Einam, gali užtenktų kapinių rodyti. Ne, tai va, filmuks bus su kapinėm, nu. Va, kaip gražiai. Jo, čia visur. Bet gražu, ne? Faina, ne taip kai vandenį. Matai, Šilutės kapinės apsėmė, parodė vanduo. Paskenda viskas, į šulinius vanduo subėga. Kaip švaru visur. Žinok, man patiktų šitai. Nei kas duobių, nei žemių. Matai, užmūrė gerai, bet va ten kažkas blogai biškį padaryta, prasisunkė. Va čia gražus akmuo. Va 22 mirė vaikius čia mūsų. Va, šeimos kapelis. 222 matau ir... Ai, čia būdavo mirė 222. Žiūrėk, gimė panašiai. Pažiūrėk, viens kem 8, kits 50. Ir viena 5 mėnesių skirtums mirė. Nu. Va. Tai taip ir geriausiai, labai gerai, taip gyveni ir kartu išeini labai gerai. Va, tą akmeną filmavau, labai gražus tas akmuo. Va, šiukšlės, kiekvieną dieną veža pas mus šiukšlės. Kiekvieną mielą dieną. Vieną dieną plastiką, kitą dieną popierių ir va su tokio mažytėm mašinytėm. Kiekvieną mielą dieną. Brangu šiukšlės į metus, jeigu didelį kvadratūrą, mūsų 300 kvadratų nams, tai mes mokam apie 300. Bet veža kiekvieną mielą dieną. Labai rūšiavimas turi būti. Va, su tokiam mažytėm. Galėtų ir Lietuvoje su tokiam va pralėkti, kiek kūra mažai ir kelių negadina nieką.
Galvojam iki jūros paeiti. Čia prie pat va iš karto jūra. Jūros krantą. Vaikščiojam. Šuniuks nerimsta. Šuniuks nerimsta mano. Šiandien saulėta pranešė, iš ryto buvo saulė, dabar nėra saulės. Va iš toliau kaip atrodo vaizdas. Debesis ant kalnų. Gražus vaizdas. Pasakiškas vaizdas. Einam prie jūros. Čia pirmą kartą einu, nežinau, ką aš čia pamatysiu, ką čia rasiu. Pažiūrėsim, čia prieiti toli. Mačiau labai gražus paplūdimiai, kai važiavom. Labai platus, labai dideli. Mano spurgyti kažką daro. Nu va, prie pat jūros. Prie pat jūros šiukšlyną jau matau. Yra čia tokių vietų, kur labai šiukšlių primeta. Juokiasi visi iš tų babajų kitaicų. Meta į čia šiukšlės. Ir krūmuose būna, va nieko neslėpiu. Yra labai gražių vietų, bet kitur tai. Čia dabar eisiu valandą neimpait per tą. Va, prie jūros miestelis įsikūręs. Pažiūrėjau 17 000 gyventojų miestelis, tai nemažas. Jeigu jau 17 000. Ai va, matosi anas, va matei? Sala matosi. O, čia visas miestelis matysis iš tolo. Dėl vėjo atsiprašau. O, deginasi. Va. Visas miestelis kaip ant delno. Tuoj prasidės sezonas. Balandžio 20 atidaro legaliai sezoną maudymusi. Balandžio 20. Debesis gražus, saulikį lenda jau iš šoną. Čia vasarą, kai atsidaro sezonas, tai vieni lietsargiai. Gultai ir lietsargiai 20 eurų dienai kainuoja. Visur vieni gultai būna. Persirengimo kabinas, nenusimaudai, visur vandenį nusiplauni yra tie. Visur stovi dušai. Čia netoli nuo mūsų namų, apie 15 kilometrų. Atvažiavom į lietuvių parduotuvę, bet dabar pietus. 3 valandas pietus pas mus. Visoje Italijoje 3 valandas pietus. Parvažiuoji, pavalgai, eini pamiegot žmonės. Viskas, atvažiavom, laiką nepažiūrėjom, dabar turim laukti. 3 valandas pietauja, įsivaizduojate, visko turi, turtingai gyven. Visi. Tik didieji supermarketai, jie pasikeisdami, tai jie nepietauja. Neužsidara, ta prasme, pietauja, bet neužsidara. Vakar buvo nuostabus saulėlydį, filmavau. Gražu. Koks vanduo. Skaidrus. Mes akmenukų prisivežam nuo jūros, va prisirinkę baltų. Nes parduotuvėje mačiau labai brangus. Kibiras apie 20 eurų, tai mes prisirenkam nemokamai, va tokių pačių.
Labai daug kibirų, sieną darau kambarį, gal kada parodysiu. Visą sieną lipinu, va iš tokių akmeniukų. Va, trupučiuką apšviečiau, truputėlį apšviečiau, nežinau ką daugiau, va debesis. Kalnų nesimata, čia kalnų viršūnės dar didesnės, bet va debesis nusileidė. O ten anoj pusėje Graikija, Egiptas, kas ten, nežinau dabar, Graikija, man atrodo. Už jūras, kitoj pusėje, už tai čia niekada sniega nebūna. Labai šilta. 20 jau šilumos pranešė ketvirtadienį. Aš skaičiavau, kas 10 banga didelė ateina. Kas 10. Blembački, čiut neprisėmiau. Sakau, kas 10 banga. Labai sūrus vanduo, labai sveikas. Vaizdai tai pasakiški. Vaizdai tai pasakiški. Va kaip namai gražiai sustatyti į kalną, biškį pritrauksim. Va juosta tokia. Labai gražiai. Vanduo tai permatoms, dugnas matosi iš tolo. O, atvara. Skuduriuks mano. Va, kad atbėgo. Va, kad atbėgau. Va. Smirduks mūsų, smirduks. Labai sunku eiti. Va čia gera idėja, aš parsivežiau. Aišku, rūkau, peleniniai gerai, nes jeigu į vandenį meti, tai jie išbrinksta, o čia va į tokius užgesini labai gražiai. Na va, šiandien užteks turbūt. Važiuosiu į parduotuvę maistą, ką mėsas pafilmuoti. Video padaryti. 4,50 mačiau lašiniai. Lašinukai, raumuo. 5,50 berods palendricas buvo.